Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs ir kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs ir kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per sprindį pailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužių? Pasižiūrėkite taip, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia. Bet aš sakau jums, ne pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdieną, nei nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Girdėjote viešpaties žodį. Ką reiškia Jėzaus žodžius, nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Ar tokia evangelinė išmintis neverstų mūsų globalinio pasaulio į griūtį, jeigu ją paraidžiui įgyvendintume? Ar sau pasakyti, kiekvienai dienai užtenka savo vargų, nėra tokia prabanga, kurią galėjo sau leisti Jėzaus amžininkai, tačiau kuri dėja būtų pražūtinga mūsų sudėtingame šiuolaikiniame pasaulyje. Ar reikia sugrįžti atgal į archainę visuomenę? Tokios galimybės neturime realiai ir tai atitiktų paviršutinišką, manyčiau, Evangelijos supratimą. Šios Evangelijos tikroji prasmė nėra pavojinga mūsų moderniam pasauliui, atvirkščiai. Sakyčiau, kad kitokia griūtis mus gresia, jeigu jos nepaisome. Kad teisingai suprastumėm Kristaus žodžius, reikia suvokti, jog prieštaravimas, kurį ką tik minėjome, dėl modernaus pasaulio, jau galiojo Jėzaus laikais. Nebūdavo duonos, jeigu niekas nebuvo pasirūpinęs miltais iš anksto, jeigu nebuvo pjauta rugpjūtį ir nesėta rugsėjį. Taigi, ką Jėzus turėjo omeny tai kalbėdamas? Jeigu atidžiai įsiskaitome į Evangeliją, matome, kad Jėzus čia kalba apie pasitikėjimą apvaizdą. O ką reiškia pasitikėjimas apvaizda?
O mes priprasdami viską organizuoti, vis tobuliau, iki paskutinių detalių, galime įsivaizduoti, kad galime apsieiti be apvaizdos. Kad jau tapome apvaizdą savo pačiam, individualiai ir ypač kolektyviai galima patirti šitą pagundą. Internetu galima įsivaizduoti, kad pakeitėme jau apvaizdą. Pagaliau, žmonija turi įrankį, kad ji taptų savo pačiai apvaizdą. Tokia viltimi gyvena materialistas žmogus. Ši tariama viltis gali irgi laisvai paveikti tikintįjį, jeigu tas apie tai negalvoja. Stresas ir rūpesčių graužimas neatsirado vakar. Jie priklauso nuo žmonių menko tikėjimo ir nuo pagundos aukštinti save virš Dievo apvaizdos. Jie neatsirado vakar, sakykime, kad kas naujas šiandien, tai kad šėtonas turi daugiau priemonių mus kankinti. Turime daugiau gerybių, taigi daugiau galimybės daryti gerą ir dalyvauti teigiamai vaizdoje. Tačiau pagunda yra didesnė tikėtis, kad galėsime pakeisti apvaizdą ir užtikrinti saugumo jausmą dėl ateities. Ir ši viltis yra žiauri ir apgaulinga. Taigi suprantame, kaip Jėzus kalba savo mokiniams. Suprantame Kristaus paraginimą šioje Evangelijoje stebėti lelijas ir dangaus sparnuočius. Kodėl jis apie tai kalba? Jis neragina gyventi kaip augalas ar žvėris, bet ieškoti apvaizdos ženklų. Lelija ir dangaus sparnuočiai gyvena vien tik apvaizda, vien tik šią dieną. Ir regis viskas išeina į gerą jiems. Jėzus ragina atsiminti apvaizdą. Mes neištrūkome iš kūrinių pasaulio dėl to, kad mums davė šitą galimybę tvarkyti pasaulį. Ir mes priklausome nuo apvaizdos ir mes ten galime rasti savo pagrindinę vietą ir taip pat galimybę atrasti sielos ramybę. Jis ragina palikti vietos Dievui rytdienoje. Taigi, ar Evangelijos mintis yra pasenusi ir ją įgyvendinti būtų pražūtinga mūsų laikams? Kaip tik ne. Ne, ji nėra pasenusi, ji yra dalykiška kaip niekada ir ji nėra pražūtinga, bet išganinga. Gero sekmadienio. Après les parvis du Seigneur, Alléluia.